kokį fotoaparatą rinktis šiai dienai, norint pradėti mokytis arba jau fotografuoti išmokus renginius, šventes. Sveiki, mėlyjei. Taigi, šį kartą pakalbėkime apie fotoaparatus, kokį jį geriau rinkti, kokį įsigyti, kad fotografuoti, kad gauti efektą, turėti kuo daugiau galimybių fotografuojant, kad suprasti ir nepralošti, kaip sako, pinigėlių, neišmesti jų į balą. Na, o tuo tarpu nepamirškit būtinai laiką paspausti, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video, būtinai pakomentuokit, ne mažiau kaip 4 žodeliai, tai yra labai svarbu. Ir aišku, užduokit naujų temų. Važiuojam į priekį. Taigi ši tema labai aktuali ir svarbi, ypač tiem, kas nori pradėti mokytis fotografuoti, nežino natūraliai, kokį fotoaparatą pirkti. Kiti, kurie jau kažką fotografavę, nori įsigyti kažką rimčiau, su didesnėm galimybėm, šviesesnius objektyvus. Ir aišku, tas klausimas visą laiką iškyla. Ne vienas mes nenorim, kaip sako, prašauti, o norim įsigyti tai, kas yra svarbu. Bet aišku, netinka eiti taip ir pirkti arba paklausyti pardavėjo, kuris tau pasiūlys daugiau nei tau reikia, arba ne tą, ko tau reikia. Todėl yra svarbu nors poros valandų įsigyti konsultacijas, kad jų pagalba suprastum arba konsultantas suprastų, ką tu fotografuoji, kas tau patinka fotografuoti. Ir tada galima būtent nupirkti tą, ko tau reikia, kas tau geriausiai perduotų tavo kokybę, kas geriausiai perduotų tavo fantazijas, norą fotografuojant ir taip toliau. Na, o kas nori, žodžiu, jau geresnio aparato, jau daugiau fotografavęs, irgi paprastai neveikia ta mintis, kad jeigu įsigyt, tai įsigyt ilgam. Ne, mėlyjei, šiuo metu tas dalykas neveikia, kad įsigyt ilgam, nusipirkau fotoaparatą gerą ir ilgam. Aišku, jeigu jau tu kalbi apie profesionalų, tikrai, tai visų pirma, žinau, kad tau reikės stipriai paploninti piniginę ir tikrai tokį aparatą turėsi ilgesniam laikui. Bet viskas keičiasi. Atsiminkit, kad viskas keičiasi ir labai greitai keičiasi. Todėl vargu ar apsimoka mokėti už aparatą 5 ir daugiau tūkstančių, prie jo dar reikės objektyvų ir nepigių objektyvų. Todėl apie visą šitą reikia pasitart, pagalvot, apsvarstyti ir tik tada įsigyti. Mes žinom dabar, kad jau juostiniai kažkur tai istorija liko, ar ne? Tai liko dar skaitmeniniai veidrodiniai, na ir vadinami sisteminiai arba lietuviškiau būtų tai beveidrodiniai. Skirtumas tarp jų galbūt netoks ten ir didelis, ir tas skaitmeninis, fotografuoti ir su tuo ir su anuo galima puikiausiai ir geriausiai, bet sako, kad dabar beveidrodiniai tai yra ateitis. Nu ir aš kaip ir sutinku pilnai su tuo, kad yra ateitis, bet tai nereiškia, kad dabar reikia nurašyti veidrodinius, kurie puikiausiai fotografuoja, negana to, jų dabar ir kaina labai verta dėmesio, nes daug kas jų nori atsikratyti, pereiti ant, reiškia, beveidrodinių, tai yra sisteminių, ir, aišku, parduoda gerokai pigiau. Tai tokiu atveju mes tikrai galima įsigyti norintiems mokytis. Gali įsigyti, fotografuoti, mokytis ir patikėkit, mano mokiniai padaro tikrai puikiausias, nuostabiausias nuotraukas. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad mes praeinam kursą, mes sužinom, žinom, kokios yra fotoaparato galimybės, nusiperkam tinkamus objektyvus ir mes turim gerą rezultatą. Tikrai paimk beveidrodinį ir veidrodinį, tu tikrai nepamatysi skirtumo kokybės. Tikrai nepamatysi didžiulio skirtumo, kad kažkas ten geriau. Nemėlyjei. Ir čia matrica, ir ten matrica. Čia veidrodinis, ten beveidrodinis. Galima atrasti daug skirtumų,
su kuriais vieni patogiau, kiti gali būti, labą rytą, kurie gali būti ne taip patogu fotografuoti. Kas gali būti patogu? Patogu tame, kad jisai tylus, beveidrodinės, tyliai veikia, greičiau. Turbūt fokusuos taip pat greičiau, tai yra suves ryškumą. Tai yra tikrai iš tiesų labai svarbu. Bet reikia nepamiršti, kad jie naudoja daug energijos. Reiškia, kad tu turėsi įsigyti, ko gero, ne 2, galbūt 3, o gal net ir 4 akumuliatorius prie savęs, ypač jeigu tu fotografuosi kažką intensyviai. Taigi, jų objektyvai, tai yra minusas, gerokai brangesni. Kad nusipirkti šviesų objektyvą sisteminiui fotoaparatui, reikės paploninti piniginę. Kažkas gali sakyti, tai nuo veidrodinio aparato objektyvai tinka, bet tam reikia adapterio. Taip, tinka. Tikrai galima uždėti, galima fotografuoti ir turėti šviesius objektyvus nuo veidrodinių fotoaparatų. Bet ar jie tau veiks tiksliai, dar kol kas nėra tokių garantijų. Ar tau jie veiks greitai, fokusuos turmenį, taip pat nėra tokių garantijų. Kaip kraštuose duos ryškumą objektyvų, taip pat dar klausimėlis. Taip kad yra tam tikrų minusų ir pliusų. Dažniausiai, kai manęs klausia, kokį fotoaparatą įsigyti, aš dažnai matau tame klausime, kiek man tai kainuotų. Viskas turbūt į pinigėlius remiasi. Garantuotai. Ir faktas, niekas nenori permokėti, niekas nenori sumokėti daugiau, todėl renkamės tai, kas yra mums naudinga. Ir jei būna žmogus užsispyręs, sako, man aiškino kažkas, kad dabar yra beveidrodiniai ateitis ir tai yra gerai ir jau aš noriu jo ir taip toliau ir panašiai. Aišku, aš nesistengiu perkalbėti, nes tai turbūt beprasmė, bet jeigu mes turim šalia fotoaparatą, kaip paprastai turiu vienokį ar kitokį objektyvą, vienokį ar kitokį, ir konsultacijos metu parodai, kas gaunasi su tuo veidrodiniu, kuris nupirktas galbūt už 400–500, tai žmogui pasikeičia greitai mintis ir sako, žinai, jeigu taip fotografuoja, jeigu aš už tiek galiu įsigyti, tai man net negaila bus jį padėti į lentyną, jeigu aš ir nefotografuosiu, arba praeis noras fotografuoti. Ir tai iš tiesų taip, tai tiesa, kada tu sumokėjai ne tiek daug ir maža ką gyvenimas pasikeitė, kažkas tai tiesiog gyvenime iš tiesų būna, kad kažkas pasikeitė ir tu jau negali fotografuoti, arba natūraliai praėjo noras fotografuoti, kažkas tau ten nesiseka ir panašiai. Ir iš tiesų netaip gaila tą fotoaparatą padėti į lentyną, gal kada vėl pasiimsiu, gal ne, arba ir parduosiu ir, žodžiu, ne ką prarasiu pinigėlių. O teisingai parinktas fotoaparatas, jisai duoda didžiulės galimybės. Nuotraukų kokybei galimybės yra efekte, nes būtent parinkti geri objektyvai ir tu turi tikrai gerą džiaugsmą. Taigi pagalvoti apie tai, ar verta eiti ir pirkti naują beveidrodinį, tai yra sisteminį, ar galbūt profesionalesnį, bet veidrodinį, pavyzdžiui, pilno kadro, o kad ir crop, priklauso viskas nuo to, ar tu pradedi fotografuoti, arba nori pradėti mokytis fotografuoti, ar tu nori, reiškia, jau esi pažengęs, jau pradėjai fotografuoti galbūt kažkokias ir šventes, tau jau reikia iš kropinio, tai yra mažos matricos, pereiti į pilno kadro. Štai ir tu gali pereiti, tavo objektyvai geri lieka, tu pereini tik tai į viso kadro, tai yra pilno kadro veidrodinį fotoaparatą ir tu toliau fotografuoji turėdamas visas tas pačias galimybės. Taigi dabar neagituoju, kad būtinai nepirkit ten, žodžiu, sisteminių, pirkit tik veidrodinius. Ne, mielieji, viskas konsultacijos metu išaiškėja. Viską
išsigrydinam, ką tu mėgsti, ką tu nori ir pagaliau koks tavo biudžetas, kiek tu gali sau leisti. Ar tau gaila savo hobiui arba galbūt būsimam darbui išleisti daugiau ir tikrai jaustis gerai. Nes tai yra labai svarbu. Turėti daiktą, su kuriuo tau patinka dirbti, fotografuoti, tai iš tiesų yra svarbu ir šito negalima atmesti. Todėl mums yra svarbu žinoti, suprasti ir kai mes žinom, mums lengviau rinktis. Bet atsiminkit vieną dalyką, kad koks bebūtų fotoaparatas, jis skaitmeninis ar veidrodinis ar beveidrodinis, tai yra sisteminis, optika yra vienas svarbiausių dalykų. Mes dėžutę patį fotoaparatą galim pakeisti, o gera optika, jinai visą laiką gali išlikti ir ją naudosimės, nes jinai duoda mums didžiulės galimybės, gerą kokybę ir taip toliau. Palygint kainas dabartinių fotoaparatų, tai yra skaitmeninių veidrodinių ir sisteminių optika šviesia, didžiulis skirtumas kainuose. Todėl visą šitą sudėjus mes dar suprantam, kad mums verta pradėti arba tęsti fotografavimą, darbus su skaitmeniniu veidrodiniu ir nesukti savo galvos. Mėlyjeji, tikiuosi, kad nesuplakiau jums visko, kad jūs supratot, apie ką eina kalba, kad tikrai galima už gerą kainą turėti gerą fotoaparatą, padaryti gražiausias nuotraukas ir turėti brangų fotoaparatą, beveidrodinį ir nieko geriau nepadaryti. Ne fotoaparatas fotografuoja, o jūs. Taip, kaip jūs nufotografuosit, taip bus pagal jūsų žinių kiekį jūsų galvelėje. Kai jūs išmokstat, kai jūs suprantat, kaip fotografuoti, kaip naudotis fotoaparatu, ko jums reikia dar papildomai, kokią optiką, viskas darosi paprasčiau. Ir tu supranti, kad aš su šito fotoaparatu padarysiu tą patį, kas ten nusipirkė kažkokį brangesnį ir galbūt net nepadaro to paties, nes nežino. Žiniose, kai mes žinom, ką reikia, ko reikia, mes padarom puikiausias nuotraukas, mėlyjeji. Taigi, nebijokit tartis, nebijokit klaust, visada aš galiu padėti, gali padėti kiti fotografijos mokytojai, patart, svarbiausia išsiaiškint, kas jums yra svarbu, kas yra aktualu, ką jūs mėgstat ir ko jums reikia. Taip galima žygiuoti į priekį. Na, o jei tu tikrai dar nesusigaudai, dar nežinai, tai kviečiu į konsultacijas arba mokytis, o pas mane mokytis galima dviem būdais, tai yra individualiai ir savarankiškai. Tai savarankiškai net 10 temų video formate, nuoroda yra po šio video. Būtinai pasižiūrėk, įsigijęs jas 10 temų, įsivaizduoji, tu mokaisi kada nori, kiek nori ir būdamas kur nori, niekas neribojama. Kada nori, tada įsijungi ir žiūri, tik turėk šalia fotoaparatą ir daryk, kas tau sakoma. Tai yra labai patogu, tu daug sužinai, daug supranti, netgi tie, kurie dar neturi fotoaparato ir tai verta įsigyti, pažiūrėti, perklausyti, žymiai bus lengviau įsiaiškinti, žymiai bus lengviau įsigyti fotoaparatą, nes tu suprasi, kas svarbu, kas yra svarbu žinot prieš perkant fotoaparatą. Na, individualiai tai mes mokomės tik tai tu ir aš, niekas kita šalia nebūna, neklausinėja, tik tai tavo klausimai ir tau atsakymai, visi profesionalūs patarimai, būtent tau vienam, kad tu suprastum, kaip tai veikia. Tai yra kitas lygis, tai yra profesionalus lygis ir nuoroda taip pat yra po šio video, būtinai taip pat pasižiūrėk, pasidomėk, kuris būdas mokytis tau bus patogesnis ir geresnis. Taigi tokie būdai mokytis tau tikrai padės ir tu galėsi tikrai sutaupyti pinigėlių, nemėtydamas brangiam fotoaparatui arba nesuprasdamas, kodėl, kokio tau objektyvo reikia ir kokį jį geriau būtų įsigyti, kad turėti kuo daugiau galimybių fotografuoti įvairiomis sąlygomis. Turiu omeny, kada būna ir šviesu, ir kai būna tamsu, apsiniaukę ir taip toliau. Tai šitą reikia žinoti.
Na ir aš, kaip sakiau, pabaigai, kad jeigu tau reikalingas fotoaparatas, tai būtinai konsultacijom. Paprastai padedu savo mokiniams įsigyti fotoaparatus, įsigyti gerus objektyvus, tikrai gerą kainą, kad tu galėtum fotografuoti ir turėti daugiausia galimybių, kiek tik tai galima ištraukti iš tos technikos, kurią įsigyję mes kartu, ir pamatysi, kokie įdomus, faini efektai gaunasi, kai tu supranti, kaip tai veikia. Taigi, mylėjai, pabaigai nepamirštam laiką, būtinai prenumeruoti, nepamirštam paspausti skambutį, kad nepraleiskit tų video, būtinai pakomentuokit, užduokit naujų temų ir parašykit ten, kaip jūs įsigijot fotoaparatą, kas jums yra svarbu, kad fotoaparatas darytų, kokį objektyvų jūs turit arba kokį planuojat objektyvą pirkti. Tai labai įdomu iš tikrųjų ir ką jums duoda tas objektyvas, kokį turėjot, kokį dabar turit. Tai iš tikrųjų, manau, visiems įdomu. Jeigu visi rašysit, tai tikrai gali būti labai graži, įdomi diskusija, kas kam patinka ir taip toliau. Na, o šio dabar atsisveikinu iki sekančių video, iki sekančio susitikimo, mėlyje. Visiems iki.